kalbėjau apie tai, toksai verslininkas sukūrė kažkokią sistemą, pagal kurią jisai padarė žmonės, nesakau, kad laimingus, aš nežinau, kaip tie žmonės jautėsi, bet materialinė prasme visi buvo viskuom aprūpinti. Kuom jis neįtiko, reiškia, jį ten po to sunaikino. Jis buvo skelbiamas diktatorium, kad jisai susidoroja su demokratinė opozicija ir taip toliau. Dabar mes turim tokį atvejį su tokiu Baltarusijos prezidentu Lukašenka. Ir jis irgi skelbiamas diktatoriumi, kad jis susidoroja su žmonėm, tačiau dar vienas dalykas pripaišomas, reiškia, Lukašenkai, kad ekonomika merdi. O nuo atveju jie apie ekonomiką tylėjo, nes ekonomika ten buvo klestinti. Vėlgi, tu labai man didelę dovaną įteiki, kalbėdamas apie Baltarusiją. Baltarusija mano tauta, aš ją be galo myliu. Tai ir man, kada aš girdžiu iš televizijos žinias apie Baltarusiją, man verkia širdis. Šitą šalį aš padaryčiau per vienus metus pačia turtingiausia pasaulio valstybė, tai skirta nuo Dievo. Mano močiutė Vitebsko kaimų gyventoja, mano mama gimusi Vitebske, mano mama būdama mergaitė 10, o gal 8 metų, aš tik net nežinau, didžiulėje per Vitebską tekančioje Dvinoje išmoko plaukti, tapo ne tai, kad garsia kažkokia plaukikė, bet į gyvenime jau prie ežero galėtų plaukti, į tą išmoko. Ir žiūrėdamas į žemėlapį, aš tai žiūrėdavau, apie kokią Dviną mama kalba. Tai sako, buvo plati upė, ją plaukė garlaiviai ir jį gimė kaip paties Dievo dukra ant upės kranto. Tas namelis, kuriame jį gimė, gyveno, tai buvo kažkokių turtingų, kažkada žmonių pirtis pasistatyta prie pat upės ir močiutė dirbusi irgi žmonėms gerą darbą, skalbėjos darbą, truputėlį susitaupusi, nusipirko nuosavą namelį. Tai buvo namelis ant Dvinos kranto, tai buvo pirtis kažkada buvusi. Tai yra nuostabus gyvenimas, nuostabus pasaulis. Ir mano mama dabar dar gyva. 91 metų ir aš visada svajoju, aš mačiau tokią realybę, kad štai kažkada Aleksandras Lukašenka pasikviestų savo prezidento lėktuvą mano mamą, jo močiutę ir praskristų virš Vitebsko. Bet tai Virgilijau, tu nesiūlei Lukašenkai šitą šalį, Baltarusiją, pakelti? Aš siūliau. Aš susisiekiau su Baltarusijos ambasadoriumi Lietuvoje. Sakiau, praneškit, aš noriu tą padaryti ir aš galiu. Per metus padarysiu. Ir jeigu dabar pasaulis smerkia Baltarusiją, kad štai diktatoriaus šalis, pasikalbėjęs su Lukašenka, aš tikiu, kad jis nori savo tautai gero, bet jis yra per silpno proto, per silpnos dvasios, kad savo siekius įgyvendintų. Jam reikia manęs, aš tą padaryčiau. Ir aš kalbu, man labai sunku. Tu pasiūlai kažką gero, kad gali padaryti, tai pirmoje eilėje tavo pasiūlymas iš šiukšlių dėžę iškart nuėjo ir tvarka. Lukašenka net negirdėjo apie tai. Lukašenka negirdėjo, kadangi jam nepasakė, kada žmonės susiduria su mano dvasia, jie pirmiausiai įsivaizduoja taip, čia kažkoks gal nesveiko proto, kalba kažkokias nesąmonės. Aš taip ir tai prisimenu ir galvoju, juk lygiai taip pat Jėzų Kristų skaitė. Nebuvo taip, kad suprato visi, ką jis kalbėjo. Sakoma, iš pradžių su juo buvo daug mokinių, o paskui vyko tik tie paskutiniai 12. Ir Jėzus klausė, gal jūs mane paliksit? Ne, kur mes eisime be tavęs viešpatie. Taip kalbėjo, tai reiškia nesuprato. Nes jeigu būtų supratę, aš suprantu, ką Jėzus kalba ir būtent vadovaudamasis ne savo išmintimi, bet Jėzaus išmintimi, Jėzaus mokymu, būtent Jėzaus mokymu aš Baltarusiją paversiu per metus turtingiausią pasaulio valstybę. Aš kartais pasiklausau
Lukašenka įsivaizduoja. Aš matau, kaip jis ten važiuoja per kaimus, jis stebi, kad ten galvijai kaip auga, bet man įstrigo tokia mintis. Štai jis irgi yra iš to paties Gobšių pasaulio, todėl yra natūralu, kad Gobšių pasaulis Lukašenka bando sunaikinti, galbūt sunaikins, bet tai bus problema paties Lukašenko, kai niekas jam pasaulyje negali padėti, jam Putinas negali padėti, aš galiu jam padėti. Paprastas žmogus ir tai bus dieviška pagalba, nežemiška pagalba ir vaisiai bus nežemiški. Aš džiaugiuosi, kad aš galiu tai garsiai pasakyti, tu tai rašai, galbūt nedaugai, jeigu kas nors Lietuvoje norės gero Baltarusijai, aš nemanau, kad Baltarusijai kas nors Lietuvoje nori iš tikro gerą, o ne kalba veidmainiškai. Iš tiesų nori blogio, nori, kad Baltarusija taptų skurdžia, nelaimingų žmonių valstybė ir šių norų vedini jie daro Lietuvoje tai, ką daro. Tai, ką daro Lietuvoje Baltarusijos atžvilgiu, nežinau, valstybės valdžia, valstybės pareigūnai, mes visi girdime ir matome. Čia neverta kažko kritikuoti, aš nekritikuosiu. Viską reikia daryti kitaip. Reikia daryti iš dvasinės pusės, mylint Baltarusijos tautą, o ne kenčia, o ne iš neapykantos. Dabar lietuviai gyvena globščioje atmosferoje, globšumo pilnuose namuose, globšumo pilnuose miestuose. Ir aš manau, kad jiems tiesiog pavydu, kad štai yra šalia tokia Baltarusija, į kurią galima nuvažiuoti, nusipirkti vaistų, maisto ir viskas bus pigiau, o pigiau todėl, kad Baltarusijos žemė yra šventesnė už Lietuvos žemę. Šiuo metu yra šventesnė. Aš galiu padaryti ir Lietuvą lygiai taip pat. Juk aš kalbu lietuviškai. Aš gyvenu Lietuvos teritorijoje, bet aš priklausau ne Lietuvai, ne Baltarusijai. Aš priklausau pačiam Dievui, aš priklausau pačiam Kristui. Ir tai, ką aš darysiu ir darau, aš darau ne savo jėga, o Kristaus jėga, Dievo jėga. Virgilijau. Taip. O ar netrodo, kad Lukašenka nenorėjo girdėti, ar jis per savo ambasadą nenorėjo girdėti, ar tiesiog nenorėjo girdėti, ir dabar Dievas jam, kaip sakoma, su botagu per šonus čaižo ir dabar jis jau, gal jis nori girdėti, gal dabar laikas jį kreiptis? Galbūt, aš vėlgi, matai, kaip aš vengiu kažką kritikuoti, nes aš nežinau, kas yra teisinga. Štai aš, pavyzdžiui, noriu padėti Baltarusijai, aš noriu padėti Lietuvai. Lietuvoje štai prezidentauja Lukašenka, Rusijai prezidentauja Putinas, Amerikoje Trumpas, Vokietijoje visą valdžią turi Merkel, Lietuvoje Grybauskaitė. Ir aš noriu, aš galiu. Kaip man prisibelsti, rašyti laišką registruotą Grybauskaitei. Jau bandžiau tokį laišką Adamkui parašyti, tai yra tas pats, kas kalbėti nuvykti. Žinai, pasakysiu labai išvaizdžiai, aš parašiau Adamkui, prezidentas, aš kreipiausi į prezidentą, atsakymą gavau tokį ir tai būčiau parašęs į kažkokius Lietuvoje esančius silpnapročių namus. Aš parašiau prezidentui, aš parašiau prezidentūrai, aš tikėjausi, aš nesijaučiau kažkuo didingesniu, aš skaičiau štai, jeigu aš gyvenu paprastą žmogaus gyvenimą, reiškia, aš esu paprastas žmogus, o jis yra prezidentas, jis lydi Lietuvą 100 kartų daugiau, jeigu man tik reikia jam kreiptis, jam pasiūlyti ir jis tai padarys, nes jis turi galimybės, Adamkus turėjo ir galimybės, valstybės prezidentas turi galimybės vesti visą Lietuvą į pažadėtąją žemę, į šventąją žemę, o šventoji žemė yra ta, kurioje visi žmonės laimingi.
man netinka, kad štai 10% Lietuvoje laimingi ir visi šaukia, kaip mums gera, o 90% nelaimingi. Iš jų tam tikra dalis ant tiek nelaimingi, kad jie žudasi, tampa savižudžiais arba šiučiut geresniu atveju puola į masinę narkomaniją, puola į masinį girtuokliavimą. Tai elgiasi nelaimingi žmonės ir juos nelaimingais padaro būtent aukščiausia valdžia. Lietuvos Seimas, kurdamas įstatymus vedantis į skurdą, į nelaimingumą Lietuvą, tai daro vyriausybė, kuri tiesiogiai vadovauja Lietuvos skurdinimui ir vedimui į nelaimingumą ir tą daro Lietuvos prezidentai. Štai, trys valdžios. Virgilijau, žiūrėk, koks momentas. Va, tarkim, Lukašenka, galbūt jisai kažką daro ir viskas gerai ir yra tas senas geras posakis, jeigu dirba, tai nekišk nagų. Ir dabar yra tokia situacija, kad Lukašenkai viskas ten byra ir jisai, manau, kad yra pasiruošęs jau išklausyti pasiūlymų ir jau gali kreiptis. Tik tai vėlgi, jeigu rašysi ambasadą, tai tas pats su Grybauskaite. Va dabar kaip tik tau atrodo, kad prezidentas jisai yra laisvas. Aš manau, kad prezidentas yra apskritai, jisai ten suspaustas, sugniuždytas ir netgi pačioj prezidentūroje jis nelabai turi galių ką nors padaryti. Todėl, kad komanda yra neaišku kieno komanda, ne prezidento. Prezidentas turėtų iš principo pakeisti tą komandą, bet kai jis pats neturi tos komandos, tai viskas. Ir dar žiūrėk, palauk, Virgilijau, o dabar, kas liečia Grybauskaitę, tai yra puiki proga. Tu kreipėsi į Grybauskaitės ten kažkokią mergaitę, o ta mergaitė, jinai tavo visą kreipimąsi nuleido į klozetą. Tau reikia bandyti gauti audienciją pas Grybauskaitę. Dabar yra labai puiki proga, kadangi dabar Grybauskaitė, kai nėra prezidentė, jinai yra laisvesnė. Ten jau nebegalės tau atsakyti, jūs įėmusi, jinai be proto, ten darbotvarkėje, reikia ten važiuoti, ne, viskas. Dabar tu gali kreiptis audiencijos, prašyti audiencijos pas Grybauskaitę ir jiem bus netaip lengva tau atsakyti šito. Aišku, jie vis tiek gali išsisukti, kad Grybauskaitė nenori susitikti. Gali taip atsakyti, o iš tikrųjų Grybauskaitė nieko negirdėjo. Kodėl aš kalbu apie Grybauskaitę? Todėl, kad spėju, kad po 4 metų jinai bus vėl prezidentė ir su jie kalbėti reikia dabar. Po 4 metų jau bus vėloka. Aš manau, labai protingos mintis. Vėlgi, aš visą laiką esu dėkingas. Jeigu aš jaučiu, kad aš galiu išmintingai patarti, leiskit man patarti. Jeigu jūs įsivaizduojate, kad išmintingai galite man patarti, aš su malonumu klausysiu. Dabar apie šitą variantą aš bandau žiūrėti į ženklus, žiūrėti į eigą, kokį kelią man rodo pats Dievas tėvas. Padaryti šalia esančią Baltarusiją pačia draugiškiausia kaimynė, kada nors turėta Lietuvos. Lietuva visąlaik turėjo kažkokių kaimynų, bet mano tikslas juk gražus, kad Baltarusija taptų pačia draugiškiausia Lietuvai valstybė. Vėlgi, pažiūrėk, aš galvojau, kalbėjusi su savo tėvu, su Dievo tėvu, būtent apie valstybės, apie Lietuvos ir Baltarusijos santykius, apie Rusijos ir Lietuvos santykius. Ir žiūrėk, ką aš tau prieš tai sakiau, gal prieš 15, prieš pusvalandį. Siekite naudos ne savo, bet kitiems. Tai yra kelias į Dievo karalystę. Ir valstybių atžvilgiu aš paraginsiu taip ir viešai paraginsiu. Štai mūsų Lietuvoje dabar yra ne visai 3 milijonai, kažkur 2 milijonai 800, o Baltarusijoje yra apie 9, maždaug 9 milijonai 10 milijonų. Ir pagal šitą Jėzaus mokymą, pagal šventą raštą 2,8 milijonai lietuvių turi siekti naudos ir pelno Baltarusijai,
visi lietuviai visiems baltarusiams, ne Lukašenkai, ne kažkokiam dar kitam žmogui, nes jeigu žmogus, tai bus asmens kultas, mes neturim propaguoti asmens kulto. Dievas niekaip nesusijęs su konkrečiu asmeniu arba su asmens kultu. Aš tai irgi, man labai nesinori, kad mane žinotų pasaulis vardu ir pavardę. Aš turiu vardą Virgilijus, aš turiu pavardę Vaidokavičius, bet aš noriu, kad pasaulis mane prisimintų ir žinotų kaip baltąjį. Jėzų prisimena kaip Kristų ir Jėzų vertina kaip Kristaus mokymą. O aš norėčiau, kad pasaulis mane prisimintų kaip baltąjį. Aš atsisakau savo vardo ir pavardės pasaulio ir žmonijos labui. Aš nenoriu. Matot, jeigu aš esu Virgilijus Vaidokavičius, tada reiškia gali manim džiaugtis, mano darbais didžiuotis. Tik tai mano tiesioginiai vaikai. Štai mes esame Vaidokavičiaus sūnus arba Vaidokavičiaus dukros. Bet jeigu aš esu baltasis, tada manimi gali džiaugtis ir jaustis mano vaikais visa žmonija, visi Žemės planetos žmonės. Mes esam baltieji, mes Dievo vaikai. Aš tokiais norėčiau pavirsti, tiesiog pavirsti. Tai yra galbūt tai yra Dievo stebuklas. Dievas nenori, kad žmonės būtų savanaudžiai ir gyventų dėl savęs. Dievas nori, kad visi žmonės gyvenantys žemėje gyventų dėl kitų. O valstybės irgi yra ne gėris. O tu kaip kreipeisi į šitos prezidentus? Ar kaip Virgilijus, ar kaip baltasis? Aš nežinau, aš dabar net nebeprisimenu, bet aš man buvo labai įdomu, štai daug įdomių nutikimų. Štai buvo, aš sutinku anykščiuose moterį, senutė, eina sumušta, fanarais ten žodžiu, aš jau paklausiu, kas tau yra. Jis sako, mane apiplėšė, aš nevalgiau 3 paras. Gerai, aš ją veduosi pas save į namus, aš nelieku abejingas, aš keliu telefoną, skambinu 112, sakau, štai, močiutė reikia pagalbos, iš jos atėmė paskutinio pensiją, jinai 3 paras nevalgysi, atvyksta policijos ekipažas, aš ten trumpai vakar situaciją pristatau, sakau, štai, situaciją supažydinu, tokio aš palaukiu, sakau, dabar aš šitą močiutę veduosi į pas save namus, aš ją pavalgydinsiu. Ir aš įvedžiu, man suprantu, ne, ta močiutė, kaip smirdėjo šlapimo, dvokė nuo jos, bet man tai visai, aš jau net kvapų neužuodžiu, aš matau vienintelį dalyką, jie alkana, ją reikia pavalgydinti. Ir ten prie laiptinės, jau, žinai, ten kažką, ką reikia policijos, nežinau, jie ten tos močiutės duomenys pasirašė ir manęs klausė, taip, kas jūs toks, sakau, baltasis. Ir, žinai, labai įdomus dalykas, paskiau kitą kartą klebonijoje, ten žmogus, vienas klebonijos draugas, jis ten koliojasi, žada papjauti, užmušti, tai žodžiu, ką, aš pakviečiau, irgi 112, tą pačią dieną, policiją. Sakau, ką, žmogus girtas, rėkia, šaukia, koliojasi, bet kai koliojasi tiesiog ten pat klebonijos, pačioj klebonijoje, būdamas klebono artimų draugu, nežmoniškai žodžiais, tai aš sakau, žodžiu, jis ten šoka, ten prie manęs, ką tu man padarysi, aš sakau, aš sėdžiu ramiai, sakau, ko tu reikia, jis vis vien toliau puola, aš sakau, reikia kviesti 112, kada žmogus tau klebonijos pastate, parapijos namuose, tiesiai stovėdamas prieš 1,5 metro žada tave papjauti, kada sako, tvirtina, kad tu namo šiandien nepareisi, aš tave papjausiu. Galima tai visai nereaguoti, bet aš galvoju, kaip reaguoti. Ir aš šitą dalyką tada atvažiavo irgi tas pats ekipažas ir policija atrodytų, aš siekiu gero Lietuvai, aš siekiu gero anykščiam. Jis kaltina mane. Ar tu čia ne per dažnai kvieti policiją? Aš taip pagalvojau, pečiais pakraipiau, kaip tavo pavardė. Sakau, Vaidokavičius. Tai tu meluoji, tu man sakai Baltakis.
Gerai, kad stovėjo šalia mano draugai, ten pat ant parapijos namuose, kurie iš karto reagavo, sako, baltasis jis. Ten yra ta vieta, kada aš galvoju, kurioj vietoje aš darau dvasinius darbus ir kur aš prisistatau dvasiniu vardu baltasis. Ir baltasis mano yra vėlgi, nežinau, aš galiu pasakyti, kas aš toks esu, aš tą žinau, bet yra svarbu, kad kokį tai rezultatą duoda žmonėms. Jeigu žmonės nuo mano įvardinimo sakys, jis išpuikėlis, jis kaip čia drįsta, tada nereikia sakyti. Bet jeigu žmonės yra pilni tiesos, jie visą laiką kalba tik tiesą, tada jie ir mano pasakytus žodžius priims kaip tiesą. Ir dabar aš pasakau, aš esu nepaprastasis, įgaliotasis, paties Dievo pasiuntinys žemės planetoje. Baltasis, gvardijos karalius baltasis emisaras. Tai mano pilni vardai, pilni pavadinimai. Ir aš galiu pakeisti, padaryti laimingiausią, draugiškiausią valstybę Rusiją. Dabar Rusija. Man irgi skaudu, juk aš galiu per metus padaryti Rusiją ir Lietuvą draugiškiausiamis gerovės valstybėmis. Abi. Man tik reikia, kad Putinas įvykdytų mano patarimus Rusijai. Kaip Rusijos tautą nuvesti į pažadėtąją žemę. Kad Rusija nebevyktų nei vieno nelaimingo. Jų ten pas mus yra 2,5 milijono, tai lengvesnis darbas, o ten kažkur apie 157 milijonus. Ir po metų nei vienas žmogus nepasakytų, aš Rusija nelaimingas. Jis pasakytų, aš gyvenu pažadėtoje žemėje. Man čia yra, matai, Rusija, Lietuva, Baltarusija yra tos šalis, kurios turi dar daug labai natūralios gamtos. Jeigu kalbėti apie kitas valstybės, pavyzdžiui, Monakas, jis turi žemės labai mažai. Kita valstybė, Singapūras, ten miestas valstybė, žemės nėra. Ten irgi galima padėti Singapūrą paversti pažadėtą į žemę, bet šiek tiek kitokiamis priemonėmis. Jeigu Rusija, Lietuva, Baltarusija gali tapti turtingiausiamis pasaulio valstybėmis, net užsidarė sienas, nes visi turtai, žvėris, vanduo, žuvis, žolė pas juos yra savaime jų žemėje. Jeigu tai yra dykumų valstybė, pavyzdžiui, Afrikos valstybė, Somalis, neturtinga, piratų valstybė, ten irgi galima padėti, bet ten jau reikalingos atviros sienos, kad pasaulio valstybės, kurios turi daug žemės, daug žvėrių, daug žolės, daug gyvulių, šitais turtais pasidalintų su Somaliu. O Somalis, jeigu ten yra daug žmonių, tiesiog organizuotai pasidalinti darbo jėga turbūt, kad jeigu Lietuvos miškuose ir laukuose gali ganytis tūkstančiai ar net milijonai avių, karvių ir visos bus sočios, nes yra pakankamai žolės, pakankamai vandens, tai dykumų valstybėse arba Singapūre arba Monake šito padaryti negalima. Ten jau reikalingos šiek tiek kitokios priemonės, tai irgi labai lengva padaryti. Reikia, vėlgi, aš galvojau, ko aš norėčiau būti. Man kartais siūlo anykščiuose draugai, sako, tu eik į Seimą. Aš tai pagalvoju, pasikalbu su Dievu tėvu, sako, pažiūrėk, ką ten veikia Seime. Kalba neaišku ką, kalba tik jiems patiems suprantamus tikslus, rašo tik jiems patiems suprantamas programas ir kada priima įstatymus, kurių nauda tik jiems vieniems suprantami, tai ką ten veikti? Aš nežinau, aš galbūt būčiau Seime, bet žinokit, aš tada daryčiau ten, ką noriu. Štai naktį su jį kalbėjusi, dalyvau su žmonėm, ateinu į posėdžių salę ir tiesiog taip pailsęs, pavargęs nuo dieviškų darbų, tiesiog ramiai miegu.
tiesiog miegu. Ir žiūrėtų visas televizijos, va, ką ten veikia Baltasis, jis miega. Jie nesuprastų, kad darbas tikrasis yra ne Seime, o darbas tikrasis yra tas, kurio žmonės galbūt nemato. Ir aš dabar net pats netyčia, neapgalvojęs pasakiau dieviškus žodžius. Pats tikriausias Dievo darbas yra jūsų mintis. Visi geri darbai prasideda ne Seimo salėje, bet jūsų mintise. Ir jeigu jūs labai įtemptai mąstote valandą, 2-3, galvojate, 100 variantų perkratote, štai šitas variantas gal ne visai teisingas, gal ne visai pagal Dievą, gal aš Jėzus Kristaus žodžius netaip supratau, gal praktikoje Jėzus žodžius reiktų gyventi taip. Ir gali būti taip paprastas, kad aš tiesiog prie kompiuterio nusivers mano galva. Aš tiesiog pavargsiu, aš užmigsiu ir aš norėsiu pailsėti. Aš pailsėsiu 15 minučių, aš gausiu tą mano protui, mano smegenims, mano kūnui reikalingą poilsį ir aš vėl toliau tarnausiu Dievui, tarnausiu Lietuvai, tarnausiu žmonėms. Žiūrėk, tu pavadinai Somalį piratų valstybę ir kad reikia Somaliui padėti. Tačiau šitą istoriją turi priešistoriją. Reiškia, Somalija kažkada įvyko kažkoks perversmas, ir jie ten pradėjo tarpusavio kariauti ir jau baigėsi ta valstybė, o gobšiai pamatė, kad Somalis viskas išėjo pasivaikščioti, tai jie greitai pradėjo žvejoti tas visas jų žuvis, iš ko jie gyveno. Jie gyveno iš pakrančių žvejybos ir ta žuvis pardavinėjo. Tai tie gobšiai suplaukė su laivais, ta žuvis išgaudė ir somaliečiai žiūri viskas, žuvų nebėra, ką jiems daryti. Tu sakai jiems pagalbos, o jiems va kokia pagalba atėjo. Tai jie nusprendė, kad jeigu juos plėšia vakarų valstybės, tai jie irgi turi teisę plėšti tuos laivus, kurie, šitokia toks teisingumo supratimas ir reikia pirmą išsiaiškinti, kas vyksta, po to tik nuteisti, kaip sakoma. O dėl Rusijos, Baltarusijos, Lietuvos, pavyzdžiui, Lukašenka, tai iš principų jis vienas valdo, jeigu su juo aptart galim kažką tai galbūt pajudėti, o to tarpu Putinas, jisai ten nekontroliuoja tos Rusijos, jisai tik tai kažkoks vadovas, kaip ir pas mus Nausėda, jisai toks, aišku, Putinas galbūt rimtesnis nei Nausėda, bet ten, kaip sakė šitas Audrius Butkevičius, sakė, Lietuvoje valdo kolektyvinis Lukašenka. Tai važiuok, Baltarusijai tau reikėtų šnekėti su vienu Lukašenka, o Lietuvoje tau reikėtų šnekėti, aš nežinau, su kiek žmonių ir kas tie žmonės, sunku pasakyti. Tai vis tik tai tu labai išmintingai kalbė. Ir tai, ką aš pasakiau apie Somalį, aš nesakau, kad taip yra. Aš sakau tai, kokią aš turiu nuomonę. O ta nuomonė mano susiformavo, ką man pasakė Dievas per pasirinktus žmonės. Juk aš Somalijoje nebuvau. Aš tai Dievas man parodė, štai tokį straipsnį, žiūrėk, ką ten rašo. Dievas man pasakė, dabar įsijung televiziją, įsijungiu, žiūrėk, ten diktorius kalba kažką apie Somaliją. Aš tai iš tokiu būdu sužinojau tą informaciją. Aš todėl niekada neteigiu, kad mano patarimai patys geriausi, patys nuo Dievo jie nesvarstomi. Ne, Dievas yra meilė ir Dievas gyvena, Dievo meilė gyvena ne viename žmoguje. Tai, ką aš kalbu, būdamas pilnas meilės dvasios Lietuvai, pasauliui, visoms tautoms. Matai, kas yra apie Rusiją, Baltarusiją, jos man artimos tuo, kad aš galiu su kiekvienu žmogumi, kiekviename kaimelėje kalbėtis jų gimtąją kalbą. Tai yra vėlgi, tai ne mano sunoras, aš mokusi rusiškai, aš noriu važiuoti į Rusiją. Tai nusprendė Dievas, kadangi rusų kalbą aš išmokau ne savo valia, tiesiog tai buvo reikalavimas gerai mokytis, lankyk mokyklą, o ten yra rusų kalba ir tai aš priimu kaip būtent Dievo kelią, kodėl aš turiu iš tas šalis atkreipti dėmesį. Jeigu dabar, pavyzdžiui, jaunimas rusiškai nemoka, jiem reikia mokyti angliškai. Aš irgi nematau nieko blogo. Tai tada jūs štai kurkite planus, kaip jūs panaudodami anglų kalbą, kurią
kurios jūs išmokate ne patys, bet paties Dievo valia. Nes vaikas, kuris eina į mokyklą ir jam sako, dabar tu mokykis anglų kalbą, jeigu gerai mokėsis, gausis gerus pažymius, 100, o jeigu ne, tai ten tu būsi ten, tau bus mokslas neužskaitomas, tu ten gausi blogus pažymius ir nebūsi perkeltas į kitą klasę. Reiškia, šitas anglų kalbos mokinimas yra nuo Dievo ir jie gali Lietuvoje irgi taip pat, jeigu aš labai daug gero galiu padaryti Lietuvai, būtent panaudodamas Dievo duotą lietuvių ir rusų kalbą, tai tie žmonės jauni, kurie dabar moko angliškai, aš jokių būdų neteisiu, bet tai yra jų kelias, ne mano. O man sako, štai žiūrėk, kaip tu dabar visi angliškai mokosi, tu dabar turi mokyti anglų. Aš ir taip svarstau. Yra toks, yra toks pasakymas apie gimtąją kalbą. Gerai svetimas kalbas mokėti. Didelė garbė svetimas kalbas mokėti. Bet didelė gėda savosios nemokėti. O manosios kalbas yra lietuvių ir rusų. Ir ne dėl to, kad aš tai kažkoks esu nepatriotas, aš būtent turbūt Lietuvoje šią minutę nėra didesnį Lietuvos patriotų už mane. Nėra žmogaus, kuris norėtų Lietuvą paversti pačia turtingiausia, pačia laimingiausių žmonių, laimingiausių gyventojų valstybė, negu aš. Kito žmogaus šiandien nėra ir nebuvo per praeitus 1000 ar 2000 metų. Nes Dievas savo pasiuntinį, savo emisarą nesiunčia kiekvieną minutę į žemę. Aš manau, kad Jėzus buvo Dievo tėvo pasiuntinys, kad žydų gyvenimą paversti šventu, bent jau parodyti kelią. Ar jie eis paskui Jėzų, ar neis, ar jie eis paskui Barabą. Juk mūsų rinkimai, mes dabar kalbame apie rinkimus ir tai, ką aš kalbu dabar, aš dabar nekalbu. Konkrečia tema, štai programa, Dievo programa Lietuvai 2020 metai ruduo. Aš galiu ir tokią temą parašyti. Ir tegul tą įrašą, juk tu esi tikrai, Dievo pasispasis man, kaip paskui Jėzų ėjo metraštininkai, kurie ten Norkus, apaštalas Paulius, Lukas. Labai įdomus žmonės yra Lukas ir Morkus, evangelistai. Apie juos apaštalas laiške Timotiejui rašė apaštalas Paulius. Sako, prie manęs yra tik tai Lukas, atsiųsk man Morku. Štai Morkus, Lukas, iš kur nežinome šventąjį raštą. Tai yra apaštalo Paulius žmonės. Lukas buvo prie apaštalo Paulius, o Morkus irgi buvo paklusnus, nes jeigu Lukas gali atsiųsti pas apaštalą Paulių Morkų, jie reiškia yra susijęs. Tai du evangelistai. O kitus du mes žinome, Jonas ir Matas, tai yra tie žmonės, kurie girdėjo, ką kalbėjo Jėzus ir užrašė. Ir yra puiku. O mano reikalas yra įgyvendinti tai, ką Jėzus kalbėjo ir neįgyvendinam. Nesvarbu dėl kokių priežasčių. Ar jis ten buvo nukryžiuotas, dėl to negyvendino, ar dėl to, kad jis po to prisikėlė ir skrido į dangų. Dangoje nėra Dievo karalystės. Aš nežinau, kur skrisdamas į dangų skrido Jėzus. Tai gal jeigu Jėzus skrido į dangų, tai po 2000 metų Dievas pasiuntė į žemę kitą savo sūnų, baltąjį. Vėlgi, aš paminėjau sūnų. Aš nesu garantuotas, aš net nežinau, kas aš esu, bet aš klausiau Dievo tėvo, taip ir tu žinai, ir visi kiti žmonės žino, kad jie žmonės, bet kas jie tokie? Moteris, tai moteris, vyras, tai čia kūniškai, bet dvasinė prasme. Ir aš paklausiu, mintimis pasiunčiau mintis į kosmosą, į dangų, kur tik noriu, sakau, kas aš esu? Atskriejo atsakymas, Dievo ir tautos emisaras. Reiškia, aš esu emisaras ne tik Dievo, tautos emisaras. Jeigu lietuvių tauta nori bet kurią pasaulio valstybę paversti jos sese, pačia draugiškiausia, iš kurios sklistų artimiausius 500 metų 1000 meilė, jeigu nori,
kad iš Baltarusijos skristų meilė Lietuvą, tegul pasiunčia mane į Baltarusiją su misija emisaras. Būtų man maloniau, kad tu laidoje mane vadintum Baltasis. Aš pagalvoju, tiesiog maloniau, nes aš kalbu ne Virgilijaus naudai, nes Virgilijus kalba, taip įprasta, kad Virgilijus kalba Virgilijaus naudą, arba savo šeimos, savo vaikų naudai. Nausėda kalba Nausėdos, Nausėdienės naudai ir savo dukterų naudai. Todėl vėlgi gavosi suplakimas. Nausėda ir prezidentas, mes atskirkim du dalykus. Nausėda visai gyvens dėl Nausėdienės ir kas ten pas jį sūnaus nėra, dvi dukros, Nausėdaitės turbūt. O prezidentas turi gyventi dėl tautos. Tai šiuo atveju Adamkus ir Grybauskaitė mažiau abejonių kėlė. Grybauskaitė vaikų neturi, reiškia, jinai turėtų tik tai jos būtų vienintelis tikslas gyventi ir dirbti dėl Lietuvos, dėl tautos. O su Nausėda yra abejonių, bet aš šitą vietą vėlgi Dievas sako, tu pažiūrėk, ar Adamkus neturėdamas vaikų dirbo dėl Lietuvos. Vertinu jo darbus, kaip moko Evangelija. Apie darbus spręskite iš gyvenimo knygos. Adamkus gyvenimo knygos. Knyga tai yra Lietuvos labui, ji tuščia. Jis buvo prezidentas. O ką prezidentas nuveikė Lietuvai? Tuščia. Lygiai tas pats su Grybauskaite. Vaikų neturi. Atrodo, tai nėra, kad galėtų galvoti, štai jie gyvena ne dėl Lietuvos, jis stengiasi kūdyti daugiau pinigų iš Lietuvos gaus, kad savo vaikus aprūpintų. Mes tokių įtarimų neturim. Ir vaikų neturi. Bet ar Lietuva jį pakėlė aukštyn? Aš pasakysiu, nuteisė Grybauskaitė, bet aš ne visai tą turėjau omeny. Žiūrėk, aš vieną kartą buvo tokia akcija badavimo, kad prieš teisėjų korupcijas. Tai aš vieną kartą parašiau į prezidentūrą, kad čia žmonės susirinko iš esmės apginti Grybauskaitę, padėti Grybauskaitę, palaikyti ją šitame prieš tuos korumpuotus teisėjus. Tai tą pačią naktį atvažiavo policija, išvežė visus protestuotojus. Jie tik sužinojo, kad jie ne šiaip saug dėl kažko, o Grybauskaitei nori padėti. Viskas. Ta prasme, Grybauskaitė yra įkaitos, jinai tiek daug ženklų yra davusi, kad jinai yra pagrobta, kad aš nežinau, kaip tu nematyti. Aš esu realus žmogus. Ir dvasia mano realiame žmoguje. Jeigu Grybauskaitė arba kuriam nors žmogui blogai, jeigu jis atvažiuoja pas mane į Anykščius ir mes pasivaikščiosim Šventosios pakrantėmis ir aš duosiu išeitis kelius iš bet kokios blogos situacijos. Tai kas neįmanoma žmogui, kas įmanoma Dievui. Aš esu Dievo emisaras. Dabar aš galvoju dėl kreipimosi. Aš nežinau, gal čia man taip atrodo, bet kai sakai, pavyzdžiui, Baltasis, tai Baltasis kas? Iškart iškyla klausimas kas? Baltasis ąžuolas, Baltasis kažkas. Aiškinu. Visus šituos dalykus mes nežinom iš anksto. Tai mums parodo Dievas. Mano pirminė versija Baltasis balandis. Ir aš nueinu pas krikščionimis, save vadinančius evangelikus, mes sako krikščionis, mes labai tikintis, pas veikliųjų žmonių bendrijos vyrus, ten dauguma vyrų, bet būna truputėlį ir moterų. Ir aš tai sakau, štai aš esu Baltasis balandis nuo Dievo, pilnas Dievo dvasios. Ir mane pradeda tada, sakykime, tyčiotis netgi. Oi, čia tie balandžiai visur šyka, supranti, visur kakoja, visur teršia. Ir arba štai, paminėsiu ir vardą pavardę, Darius Narmontas, mes su žmonėmis bendraujam, mes su paukščiais nebendraujam. Atrodytų pateikė dievišką dalyką. Aš atsisakau vardo ar pavardės ir noriu tarnauti Dievui dvasia, nes Dievas yra dvasia, meilės dvasia ir žmogus turi susitapatinti su dvasia, ne su kūnu, nepriima. Gerai, paskiau vėl, jeigu taip, aš Facebook'e pakeičiu tą pavadinimą, vietoj Baltasis balandis pasivadinu Baltasis angelas. Ir dabar dar turbūt tas yra likęs, aš jo nekeičiau, jeigu Facebook'e mane ieškoti, turbūt Baltasis angelas. Ir vėl
oi, čia mes visi paprasti, tu čia didžiuojasi, tu čia puikuojasi, tu čia iškeli save virš mūsų. Aš vėl tariuosi su Dievu. Nu, Dieve, kaip nors tiem save vadinantiems krikščionimis, galima kaip nors įtikti, kad ar jiems visą laiką bus negerai. Gerai, pasiėmė Evangeliją, pasiėmė Jėzaus mokymą, taip, Dievo karalystė mažutėlių. Gerai, sakau, aš dabar būsiu nuo šiol baltasis mažutėlis. Pasivadinau Facebook'e baltasis mažutėlis. Vėl kalbuosi su vienu iš ten labai save tokiu pastoriumi iš Kauno, barzdotų vyro, su juo pasikalbu, galiu už bardą pavardę pasakyti, Drąsutis Jakubonis. Tai žodžiu, jis man taip sako, tu mažutėlis, tai čia mažutėliai, įsisioja į pampersus, kakoja, supranti, užauk, tada man paskambinsi, kol neužauksi, man nepaskambin. Va, štai tokias patirtis, todėl tu labai gerai sakai, kas baltasis, bet žmonėm yra visaip blogai, tai reiškia, aš lieku tik baltasis. O kas nori, taip mane įsivaizduoja. Kaip ir įsivaizduoja baltoji dvasia, baltasis Dievo sūnus, baltasis emisaras, baltasis gvardijos karalius, baltasis balandis, kaip tik nori. Tai yra kiekvieno pasirinkimas, nes aš neturiu tokio pavadinimo, kad įtikti krikščionims. O aš neturiu nieko prieš krikščionius, aš jiem noriu gero, bet aš jiem neįtinku. Krikščionys nieko nepriima. Jie priima, jeigu aš kažkokius satanistinius tikslus kelsiuosi, noriu būti gobšiu, noriu kažko būti, turėsiu daug turtų. Tu būk gobšiu, tu būk, supranti, tu tada mus paremsi, tu turėk parduotuves, tu siek ir tada tu mums daug duosi. Jie ragina mane būti satanistu. Dievo vardas jiem nepriimtinas joks. Supratau. Aišku, pirma mintis man kyla tokia. Jeigu Dievas sakytų, eik dabar į Ameriką, ten gyvena indienai ir skelbk jam Dievo žodį. Tai ką jis pasakytų Dievui? Sakytų, žinot, jie visi vadinasi, tai vienas arelis, tai kitas, reiškia, elnes, tai ten aš su jais negaliu bendrauti. Aišku, aš suprantu, kad Evangelijoje parašyta, jog tenai, reiškia, atskrido ten pilna karvelių, balandžių, visokių elnių, ten apreiškimo knygoje. Ir sakė, visus valgyk. Tai, bet aš vis tiek, aš nenoriu skelbti, aš nesuprantu, kaip tas žmogus galėtų pasiaiškinti. Vat man įdomu. Tai aš daug esu kalbėjęs, štai, žinot, kaip būdavo įdomu, štai Darius Narmontas, šiaip aukštas vyras, labai gražiai gyvena čia, žodžiu, gražiai gyvena gražų pasaulietinį gyvenimą. Ir jie nešis penktadienį atvažiuoda, aš net galvodavau, ant kiek žmogus turi būti pasišventęs, kad kiekvieną penktadienį, ten nuo 7 vakaro iki 9 atvyksta nykščiuose su žmona, su dukrele ir nori melstis Dievui, nykščiuose. Tai aš su juo labai daug esu tame dalyką kalbėjęs. Aš jam sakau, štai Dievas yra meilė, Dievas tas. Žinai, kad jis man, tu nekrikštytas, tu supranti, tu pirmą pasikrikštyk, tu dabar negali Dievo pažinti, tu gali nieko. Jis mane varo, jis nepriima iš manęs Dievo, kurį aš Dievą noriu nešti ir dalintis visą širdimi, visą protą, visą sielą. Jis man sako, tu neteisingai supranti, tu neteisingai pakrikštytas, tu ten dar kažko supranti. Žodžiu, tu negaliu, negaliu. Tai ir rezultatas tame, kad Facebook'e ne aš jį kažkaip tai nuteisiu, tai jis mane užsiblokuoja, kad manęs nematytų, negirdėtų. Va, tokie krikščionys. Skelbti Evangeliją, tai reiškia siekti pelno naudos kitiems. Tai yra skelbti Evangeliją. O ne tame, kad jie ateina taip, tu būk gobšas, tu tikėk aš kalbiu, tu turėsi daug turtų ir jie liūdė. Štai, nežinau, tie liūdėjimai tokie yra, sakyčiau, melagingi. Net keista žiūrėti, kai žmogui, kuriam yra protezas, ir jie ten, tai Dievas tikrai ataugins tau koją, ir jie, Dieve, mes tada prašom, ataugink tą koją. Jeigu jie būtų Dievo žmonės, tai jie suprastų, kad ta koja yra pagal Kristų atauginimas, kada aplink šimtai tavo brolių seserų, ten, kur reikalinga koja, pasidalink savo kojomis. Jeigu tau reikia nueiti į parduotuvę maistą, jie tau atneš. Jeigu tau reikia nubėgti mišką grybų ir uogų, jie nubėgs. Tai toks yra Kristus
mokymus, o jie tiesiog, tai primityviai. Dievo nieko nėra negalima, tau žodžiu, tu senas, tau dantis iškrito, tau Dievas duos ataukti, tu tikėk, supranti. Žodžiu, tu tikėk tuo materialiais, kūniškais, šėtoniškais absurdais ir tu gausi. Man tik norisi atsidūsti, supranti. Ir aš tada vėlgi, žinoma, kad mūsų bendravimui pasibaigė ne dėl to, kad aš norėčiau, man tiesiog negera, tu kaip sakyt, eini į užpelkėjusi kažkokią liūną, iš ten dvokia tuo labai negerais dalykais ir sako, čia va Dievas, čia tu skęsk, tu kartu su mumis ten tame purve, nežinau, skęsk, purve valiokis ir tu čia būsi su Dievu tada. Tu tada galvo, kad tu su Dievu. Va tokie, čia reikia apie tai kalbėtis. Skelbti Evangeliją. Ką reiškia skelbti Evangeliją? Evangelija turi būti skelbiama ne žodžiais, bet darbais. Jeigu tu esi nebylys, jeigu tu negali pratarti žodžių, tai nereiškia, kad tu negali skelbti Evangelijos. Tu Evangelijas gali skelbti dar geriau, dar aiškiau, nes tau Dievas tau davė nebylio dovaną, kad tai tu kažkiek turėtum galbūt pranašumą prieš kalbančius. Ir jeigu kalbantis skelbia Evangeliją žodžiais, tai tavo Evangelijos skelbimas pasaulyje bus labiau suvokiamas, nes tu skelbsi darbais, turbūt taip galim pavadinti. Nes negali būti taip, kad jeigu tu gimei nebyliu, tu negali skelbti Evangelijos. Evangeliją mes skelbti galim visi. Tai liūdna padėtis gaunasi. Ne liūdna. Aš irgi galvoju, man kažkiek Dieve, kaip taip yra. O Dievas sako, tu suvok, kad viską, ką tu matai, tai darau aš. Nėra šėtonas stipresnis už mane. Taip kalba man Dievas. Šėtonas visada stipresnis. Ir jeigu žmonės vykdo šėtono nurodymus, ir būtent šėtonas juos skatina vadintis Dievo žmonėmis, nes vaisių pas juos nėra Dievo, o Dievo vaisiai, kada tu tarnauji kitiems, net matai, tas tarnavimas yra toksai dviguba reikšmė. Tarnauja ir vergai, šėtono vergai irgi tarnauja šėtonui, bet tai šėtono tarnai nekuria, nesiekia tau pelno ir naudos. Pinigai gali būti šėtoniški, kada žmogus pinigų siekia savo. Ir pinigai gali būti dieviški, kada tu sieki, va štai, pavyzdžiui, aš su malonumu prezidento Nausėdos šeimai, jo dukryms, pasaulio finansų rinkose uždirbčiau $100,000 ir sakyčiau, čia tau dovana nuo Dievo, nes aš turiu gebėjimus dalyvauti ir daryti Dievo darbus pasaulio finansų rinkose. Jis turi gebėjimus tapti prezidentu, nes jeigu būtų pas jį nebuvę dovanos nuo Dievo atrodyti žmonių akise žmonėms tinkamų į prezidentus, jis tokio nebūtų tapęs. Zaitis yra gerai pasakęs, sako, jeigu per televizorių rodytų 3 beždžionės, daugiau nieko, tai balsuotų už 3 beždžionės žmonės. Apie rinkimus aš dabar laukdamas labai tau pritariu, kad dar aplamai pasaulyje nebuvo teisingų rinkimų. Kokie yra teisingi rinkimai? Matai, esmė yra tame, kad šėtonas yra melas. Ir prieš rinkimus iš politikų lūpų, tai praktiškai jie siekia būti išrinktais, kad galėtų patarnauti šėtonui. Jų pagrindinis argumentas yra melas. Ir melas yra šėtonas. Reiškia, jeigu politikas meluoja, jis yra šėtono tarnas, o ne Dievo. Ir rinkėjai renka politikus vadovaudamasi jų melu. Gaunasi, čia tie rinkimai, šitas šėtoniška galbūt per daug galbūt grubiai skamba, tai vadinkim satanistiniai. Tai yra satanistiniai rinkimai, kada Lietuvoje gyvenantys satanistai nori įsirinkti arba įsirenka savo satanistinius vadus. Nes reikalingi, sakykim taip, politikas turi kalbėti konkrečiai ir jo
jo kalboje neturi būti melo. Sakykime, tas variantas su Paksu, sako, jis melavo, jis ten kažko neprisipažino, arba su Clintonu. Ne dėl to, kad ten Baltuosiuose rūmuose jis turėjo ten malonių santykių su Molnika Levinski, turbūt, o todėl, kad jis melavo. Jis sako, nieko nebuvo, o Dievas padarė taip, kad Monika būtų dar įsaugojusi suknelę ir jį viešai pateikė viešumą suknelę su Clintono sperma. Ir sako, va, nebuvo. Tai, matai, tas melas yra toks dalykas, atrodytų, jis prezidentas, o kas jį, bet vis tik tai labai įdomiai gaunasi, kada, pavyzdžiui, pas mus, sakykime, ar įsivaizduoju, va toks dalykas, kad kažkuris politikas, va taip sakytų, aš čia neturėjau, o ta mergina pateikia įrodymus, štai čia aš turiu ten supranti likučių, kad jis tikrai su manim turėjo tokių neviešų. Seksualiniai santykiai blogi ne dėl to, kad jie blogi savo esmė, o blogis gais tampa tada, kada apie juos meluojama. Jeigu, sakykime, tas pats, kas pas mus Gražulis, ten kokia ten mergina, aš ir vardą jūs pamiršau, jeigu visur sklistų tiesa, viskas būtų gražu, o blogis prasideda nuo melo. Taip, aš nieko neturėjau, vis tik turėjau. Kada taip ir taip, tada matai, prieš tave yra melagis, jis melavo, o jeigu melavo, jis yra atstovauja satanizmą, nes melas yra satanizmo pagrindinė, sakyčiau, ir ginklas, ir įrodymas. Kaip nuspręsti, ar žmogus satanistas ar nesatanistas? Ar jis meluoja ar nemeluoja? Viskas. Ir kitokių dalykų nėra. Gali būti jis pats apgautas. Ir jis galvoja, čia tiesa, tuoj pasidalinsiu su žmonėmis tiesa. Žmogus nuo tokių dalykų apsisaugos. Labai gera yra išmintis, reikia visą laiką turėti nuomonę. Pavyzdžiui, aš dabar su tavim kalbuosi, arba mes darysim įrašus ir darom įrašus. Aš kažką kalbu. Aš turiu nuomonę. Apie visus įvykius pasaulyje, praeitį ir ateitį, istoriją ateitį, aš turiu visą laiką nuomonę. Ir galbūt praeis 5 metai, aš kalbėsiu kitką. Ir mane sakys, jis melavo. Ne, aš nemelavau. Aš turėjau nuomonę ir aš jums kalbėjau tokią tiesą, kokią tiesą buvo suformavęs manyje Dievas per pasirinktus žmonės. Jeigu Dievas su manim supažindino štai Mindaugą, Romualdą, kitus, ir jie man kalba taip, aš jeigu būsiu užtikrintas jų tiesa, aš pritarsiu, sakysiu, ir aš taip manau, štai Romualdas mano ir taip. Bet gali būti ir taip, kad jeigu daug yra aplinkinių, gali būti ir aš suklaidintas. Ir aš, jeigu daug žmonių, štai dabar sako, štai rinkimai yra demokratiški. O kodėl jie demokratiški? Aš nematau demokratijos. Vėlgi, galima nagrinėti pagal žodžius, ką reiškia demos, ką reiškia kratija, tai yra dėl žmogaus, o rinkimai vyksta dėl žmogaus, ne dėl žmogaus. Dabar, vėlgi, neįdamas jokias personalijas, šiandien, jeigu taip rinkimų klausimas, aš galvoju ir tariuosi su Dievu Tėvu, kokie teisingi rinkimai. Seimą, vyriausybę, merus turėtų įrinkti rinkikai. Rinkikai skiriasi nuo žmonių daugumos tuo, kad rinkikai yra išmintingi, sąžiningi ir jie melą ir melagius pažįsta, jie turi daug informacijos, jie žino apie tos žmonės žymiai daugiau, kurie skelbiasi, kad jie atstovaus žmonių interesus. Ir rinkikai juos pažįsta jau po 5-10 metų ir sako, šitas žmogus niekada neatstovaus žmonių, jis atstovaus savo interesus, jis eina į Seimą tam, kad gauti didesnį atlyginimą, jis eina į Seimą patarnauti ne žmonėms, bet savo šeimai. Šitos žmonės nežino dauguma. Todėl turi rinkti. Rinkimai turi būti vykdomi rinkikų. Kažkas labai panašaus yra Amerikoje, kada prezidentą renka ne rinkėjai, bet rinkikai. Dabar apie rinkikus. Galvoju štai, Lietuva 2,5 milijono. Pirmoje eilėje mes turime dar iki rinkimo
surinkti kokius 500 rinkikų iš visos Lietuvos. Gali būti ir 1000, bet tai neturi būti toksai didelis skaičius, o į rinkikus turi būti renkami žmonės internetu, paskelbus sąrašą. Ir štai paskelbė sąrašą vertingiausių, sąžiningiausių, išmintingiausių Lietuvos žmonių 2000 sąrašą. Gali būti pagal pavardę, kad lengviau būtų surasti, kad kiekvieną nežiūrėti. Abėcėlės tvarka ir prašau, iš tų 2000 rinkikų 500 vertingiausių, sąžiningiausių turėjo gaus teisę rinkti šalies vyriausybę, miesto merus, valstybės prezidentą. Tai yra, turi rinkti išmintingiausi. O dabar ieško balsavimo teisę. Čia žmogus naprotis, jis visai nieko nesirentuoja. Būtinai jie aplankykite, būtinai įkiškite jam rinkimų biuletenį, kad jis prabalsuotų. Tai jo teisė. Nesuprantama. Todėl aš tai, ką tau pasakiau, tai reiškia, kad rinkimų dar Lietuvoje demokratiniai niekada nebuvo. Nes žmonės išsirenka ne tai, ką nori. Rinkimuose skleidžiamas melas. Prieš rinkimus agitacija skleidžiama melo pagrindu. Jeigu melagiai kviečia už juos balsuoti ir paprasti žmonės nesuvokiantis, kad prieš juos melagiai juos išrenka, nieko gero Lietuvoje niekada nebus. Ta laida, kurią aš sugalvojau dėl rinkimų, tai mano nauda yra tokia, kad žiūrėk, reiškia, tuo metu buvo išrinktas Barabas ir mes žinom, kuom visą tai baigėsi. Mes turim dabartinę situaciją ir galim peržiūrėti, kas vyko per tos 2000 metų, kas darėsi. Jeigu mums visą tai labai gražu ir patinka, reiškia, pasirinkimas buvo teisingas. Kas būtų buvę, jeigu būtų pasirinkę Jėzų? Va čia klausimas toks, į kurį atsakymo mes neturim. Tačiau mes turim mintį tokią, kad jeigu mes jau pasirinkom ir gavosi tai gal verta pabandyti pasirinkti tą kitą pusę. Jėzų. Ir va šitą žinią noriu kažkaip perteikti žmonėm prieinamą formą, vėlgi siekdama savo naudos, nes aš manau, kad gyventi dangaus karalystėje kur kas yra linksmiau nei va šitoj ašarų pakalniai. Tai vat mano nauda būtų, kad kuo daugiau žmonių būtų atsivertusių su gyvom širdim, o ne akmeniniam, tai būtų visiems geriau, bet ir man geriau, kaip sakom, tokia mano nauda. Gyvenančiam ne dėl savęs, o ne dėl kitų, tau didesnė dovana bus. Jeigu aš tave galbūt ir o gal suspėsiu, gal nesuspėsiu atsivesti į Dievo karalystę. Tu pavadinai dangaus karalystę. Čia turbūt ne viena ir tas pats. Dievo karalystė yra žemėje, o dangaus karalystė yra danguje. Bet dangaus karalystėje mes neturim kūnų. Mes dangaus karalystėje vieni kitiem toliau ten siekime naudos, bet jau siekime tik tai, kaip dabar, bendravimu. Kalbėtis dvasios turbūt gali, turbūt dvasinė kalba, ten kūno nėra, kad dėstė susirodytume. Bet Dievo karalystė yra stipresnė. Žemėje mes vieni kitiems galime siekti ir naudos, pelno, ir kūnais, ir dvasia. Tai Dievo karalystė šiuo atveju yra žemėje ir mes galime nors ir vėlgi, nuo rytdienos mes galėtume apsigyventi teoriškai Dievo karalystėje Lietuvoje, jeigu mes susitartume. O tas susitarimas gali ilgai užtrukti. Jeigu aš, sakyčiau, netgi paskambinčiau kiekvienam ir atsilieptų ir su manim kalbėtųsi, tai tas tarimas užtruktų gal 500 metų. Vienas pokalbis ten 5 minutės, žmonių 2,5 milijono, galima paskaičiuoti, kiek truktų. Bet kitas dalykas, jeigu mums tartis padeda Lietuvos televizija. Nesvarbu, kuris kanalas, LNK, Tele3 turbūt, Lietuvos televizija. Štai yra skiria laidą, valandą, Viešpaties
karališkoji gvardija ir mes skelbėm, dėl ko mes norim susitarti su visais Lietuvos žmonėmis, kaip gyventi Dievo karalystėje, ir visi žmonės girdė, ten gali nebūtinai, į televiziją irgi 2,5 milijono nepaskambinus, bet jeigu galima fiziškai organizuoti rinkimus, kad turėtų galimybę prabalsuoti 2,5 milijono, tai turbūt ir galima rasti variantų, kad jeigu aiškius 10 punktų, daug nereikia ten kažkokių romanų rašyti, kaip mes kokiais pagrindais gyvename toliau nuo rytdienos Dievo karalystėje Lietuvoje ir žmonės pritarė, tai čia būtų ir tie patys pirmieji demokratiniai rinkimai, nes techninės sąlygas yra, reikia noro. Bet mano vieno noro neužtenka, reikia susitarti. Jeigu jūs mane duodat galimybės, tai aš galiu tik tai dirbti ne Lietuvai savo, jūs man nesuteikėt dirbti Lietuvai galimybės. Tai štai aš noriu, štai va, mane pasiuntė Dievas, padėkite jūs, va, kunigai, man padėkite Dievo darbus, ten žodžiu daryti, kad Lietuva taptų žydinčių sodų, žydinčių vyšnių šalimi, kad visiems būtų gera. Jis sako, štai aš pajaučiu, kad man tai reikia nuo Dievo būti kunigu gerai. Aš irgi nuo Dievo pasiūstas, supranti, tvarkoj, kalbėkimės. Jis man sako, aš nekalbėsiu, tu kalbėk su Anykščių klebonu. Tu sakai, aš jau buvau su Anykščių klebonu. Šiandien irgi sakiau, kad tas Dievo sūnus, jis ten sėdė susirūpinęs, paklausė, pasidėjo, sako, aš neturiu laiko, aš kiekvienam negaliu skirti ten 1,5 valandos. Aš būdamas Dievo sūnumi, atėjęs į žemę, ateinu pasikūnigą vieną iš 10 000 žemėje gyvenančių, aš jam galiu skirti 1,5 valandos. O jis būdamas paprastu, juodaskverniu, satanistu, jis negali man kaip Dievo vaikui skirti laiko. Ir tada tu supranti prasmę, kodėl aš galiu, o jis negali. Jie bėga visi nuo manęs. Visi satanistai bėga nuo manęs. Juk aš iš mano kalbos nei vienas keiksmažodis, nei vienas blogas žodis neišklis, kodėl jie nuo manęs bėga. Ir aš vienos moters Utenoj, sakau, paklausiu, sakau, aš noriu, aš einu į kontaktus, visi nuo manęs bėga. Sako, jie bijo. Jie labai bijo iš tavęs sklindančios dvasios. Sako, buvo štai Jėzus Kristaus žodžiai, bet sako, tai, kas sklinda iš tavęs, tai yra nepalyginama, jie bijo tiesiog, išgirsta kelis tavo žodžius ir iš karto jie bėga į krūmus, visi.